Pažįstami. Dėkui. Tai mes jau apžiūrėjom, kiek galėjom perdaviau informaciją. Atsiprašau, aš čia apeisiu. Muziejus klesti, tiesiog, žinai, ten pažiūrėjau, palyginus, kas buvo skraidyklių skyrius. Nu, čia ne jokai. Mane Saulius pagavo, čia netyčia taip. Likimas taip, klausyk, gaudžiau iš... Pirmas ryšys buvo per tą laptopą, kur buvo šitas internetas be vėlės, žinai, dar toj vietoje. Saulius per Skype iš skambino. Aš koktebėlį važiuoju, planės per kitaip. Nu, sakė, Saulius, ja. Vot, ir... Tai ten kuriam laikui važiuoju? Trumpam, jau? Nu, sakau, aš ten pasivilčiau visam gyvenimą, negalvodamas. Ten viskas, ir aviacija, ir poezija, ir ten menas, ir viskas surišta. Tai buvo, o gal dabar praėjus 20 metų nebus, nepajausi to? Buvo prieš 2 metus lygiai, prieš 2 metus buvo ten. Dar yra ten? Nu kaip? Ta dvasia yra? Vienintelis pasaulyje skraidyklių muziejus, pirmas dalykas. Veikia, puikiai veikia, naujas direktorius, energingas, kuris prie biznio senas direktorius toks dvasinis buvo, bet šiais laikais dvasinis gerai, bet tik ne direktorius, ko gero buvo. Jis tas senas nauja keikė, mes pirmas susitikome su nauju direktoriu. Įsivaizduoju, kaip sutikimas buvo, Saulė, čia tau kaip istorikai įdomu. Sėdėm mes internet kavinė, žinai, mes su Vasarim visi buvom skraidonai. Ir staiga operacija, sako, mes skambinom iš skraidyklių muziejus, jie pirmą kartą užėjo tenai. Jis sako, čia Voslo ieško, laukia. Mes vedė pasikeitė, aš sakau, kaip jie laukia, jeigu aš čia ne tik atvažiavau, jie nežino, o vat jie tave laukia, sako. O aš tada suprantu, kažkaip pasinešiau, o mes tokių Elegijos toksai vardas pas mus yra vyrukas, su juo nuėm tą muziejų, šiandien direktorius sako, kuris iš jūsų Voslos dviejų, aš. Tai jis man taip, žinai, pasitiko, kad kažkokį karališką sobą, žinai, tam. Nuvedė, sako, paskiau, įsivaizduoju, paskiau aš radau tokį Kuznecovą, buvo Aleksandras Kuznecovas, aš ne jo radau, jo žmoną, jinai mane pati rado. Ir jis sako, žinai, kokia įdomi istorija, iš kur aš sužinojau, kad tu Feodosijai aplamai. Jie nupirko seną namuką prie miestį, o butą nuomojasi, žinai. Ir, žinai, atėjo, reiškia, į tą butą kažką ten, ar pinigų paimti iš tokių nuomininkų, žinai, dvi merginos komandiruotėje buvo iš Rusijos. Ir jos sako, šiandien buvom aviacijos muziejus, skraidyklų, ten kažkokį pasitiko iš Lietuvos. Pavardė tokio keista, Gvaldas, sako. Į tavo talioną sužinojo šitų savo... Ir jau pasklydo gandas apie... Jo, ir jinai mane pradėjo ieškoti, rado skraidyklių ten, kur gyveno skraidūnai, parasparnių klube. Vot, ir tos muziejus veikia, tas naujas direktorius sugalvojo, ką sako, tokį namuką senovinį užima, nu, nesenovės 19 amžiaus vidurio. Kokį tipo? Mūrinis? Mūrinis, gražus namukas. Internete pas mane įstatyta. Sauliau, vėl, šitą... Kiprų, yra visas skyrius koktebėlį. Tai reiškia kaip, jis direktorius organizavo prie aviacijos muziejus pinigų muziejų, kuris žymiai populiaresnis. Visiems įdomu, kokie pinigai, kokie buvo ten senoviniai, tokių asignacijos visokios, falšyvi pinigai. Jis sako, aš dar noriu pristatyti 2 aukštus iš to 1 aukštų namo ir padaryti kavinį ir viešbutį, sakė. O kaip tas namas maždaug kiek iš kiek metrų ten, kokio dydžio? Nu, skraidyklių skyriuje yra 3 salės, nu, nesumilavus turbūt, koks 100 kvadratų, žinai, skraidyklių muziejus, ir dar jis, ar jie nupirko, dar nes anksčiau nebuvo šitų patalpų, šalia dar tas, nu, pusė to pinigų muziejus, 2 salės nedidelis. Tai jau aš dabar važiuosiu, viską išfotografuosiu, viską, žinai. Nupirko tos, nu, kažką dar turėjo pinigų, tarybinės laikais, nupirko didelį, buvo tokio dydžio 56 nuotraukų. Bet ne iš tavęs, ne? Iš manęs. Iš manęs nupirko, taip, senas direktorius dar gavo labai finansavimą, nu, ten rimtos firmos. Feodosija yra 8 aviacijos įmonės buvo. O dabar? Dabar ką? Dabar viskas tur nieko nėra. Nu ką įmonės? Ten centrinis buvo Головной институт тактических устройств. Парашютinių. Самый главный, короче, парашюtų Tarybų Sąjunga buvo filialas vadinasi, jis filialas, bet faktiškai jis ten buvo centras. Ir buvo daug labai ten tų įmonių, neminėsime jau skraidyklių klubas, Ukraina didžiausias, RDK. O ten, kaip priminė šitą institutą, aš savo laiku rašiau į Krymą, į Feodosiją, į tą muziejų. Ir ten mane atsiuntė tokias knygeles. Vieną apie aviaciją
ir apie Koktebelį, ir ten, reiškia, dabar žiūrėjau internete prieš metus. Liesina pavardė autorius? Yra, taip, Liesina yra. Buvau, tu esi tikęs. Liesina ir... Vietiniai istorikai. Taip, ir tas Kuznecovas. Nu, galbūt, jis klubo viršininkas buvo tuo metu, RDK vietinė. Tai Valerijau, įsivaizduoji dabar, va čia muziejus, kažką nusiveši iš muziejus. Kaip čia mes, taip sakant, Per Skype'ą? tai tiesiog padarom konferenciją, ką? Pirmą kartą istorijoje. Tu ten ir iš muziejaus į muziejų. Padarom. Tai padau, kaip čia padaryti, pamokyti, nesu. O ką? Tau reikia? Ne, tai tu jungis tenais su vaizdo kamera, mes čia irgi būsim su vaizdo kamera ir susėdę galėsim padiskutuoti, kaip muziejininkai. Su Skandiklių muziejum, gali, bet ten internet, nu yra turbūt internetas. Ne, nu tai sakykime, jeigu yra, padarytumėm tokią mini konferenciją. Davai, padarom. Vienas iš tikslų mano važiavimas tenai susitikti su tais istorikais, su aviatoriais. Ten labai įdomins, prieš 2 metus, kai aš ten buvau, sakau, Ir paskraidai ten. bet prieš 2 metus man paskolino vietiniai seniai draugai Parasparniai, visą įrangą, aš ten biškį paskraidžiau. Šiandien aš iš Jurgio Šmarlovskio, toks yra Lietuvos Taigi, tai žino. čempionas, paramotorų pasaulio čempionas. Man davė Parasparnį savo, sako taip, paskraidyk, sako, jeigu patiks pirksi, nepatiks parduok. Tai yra tėvas ir 2 sūnus. Tai mano, sako, šiandien buvo, Saulis mane ten pagavo, per Skype'ą. Tuo metu, kaip jis tą autobą. Neįtikėk, man tą pajutau, kad reikia. Amok vadinasi, likimas tipo kažkoks. Tai, kad tu išvažiuoji ir kad tai, taip sakant, ir misija, ir čia paroda visą. Subtilūs pasauliai, nesuvokiami. Čia fotografų netiek daug Lietuvoje, ir žmonių net nedaug. Na, bet čia fotografas, tai yra kaip ir reiškia luomas. Jūs įsivaizduojate, Taip, žodis taip. grafas. Grafas, nu tai ką čia? Ką čia galima atimti pridėti?